Vakare persivalgai, vakarienė vėl per didelė, vėl pasižadėjai, jau nuo rytojus bus kitaip, sadieną iškenti, pusryčius valgai truputėlį, pietus truputėlį, o vakare, kai grįžti, atsiveria visos čakros. Ar tau tai būna? 5 pagrindinės priežastys, kodėl kyla vakariniai persivalgymai. Klausyk įdėmiai. 1. Pusryčiai yra nepakankami, netinkami, nesubalansuoti. 2. Visos dienos eigoje gauni per mažą kalorijų kiekį, per mažai energijos, vakare reikia atsigriebti. 3. Tavo pietus yra nesubalansuoti, per mažai baltymų ir kiti valgymai yra tiesiog tokie užkandukai. 4. Tavo valgymai yra nereguliarūs, per dideli tarpai tarp valgymų, kas veda prie persivalgymo taip pat vakare. Ir 5. Visą dieną gyveni dėl kitų, viską atsiduodi darbui, esi be galo svarbus žmogus, o vakare grįžti ir verki į pagalvę, nes iš tikrųjų liūdna, neturi hobių, neturi ką veikti, visą save atidavei išoriai, aplinkai ir pamiršai save ir kas belieka, tą skylę užglaistyti maistu. Asmeninės mentorystės metu mes pakeisime tavo mitybą ir gyvenimo būdą neskaudžiu, nedietiniu mąstymu, ne ribojimais, ne maisto paranojom ir baimėm, o tiesiog draugystė su maistu, su savo kūnu ir savimi. Ateik pas mane, pirma konsultacija yra nemokama, aptarsime, kuo aš galiu tau būti naudinga ir kaip galėtume išspręsti tą problemą, kurią nešiojas ant pečių daugybę metų. Spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare asmeninę mentorystę. Neatidėliok pirmadieniui, jau daryk dabar.